Labą dieną, mėly televizijos žiūrovai. Žiema, viduržiemis. Naujametinė žiema šaltoka. Šaltukas ir man dabar gnaibo nosį. Bet Lietuvoje žiema būna pašėlusi įvairiai. Jeigu jūs prisimenate, aš įrodžiau jums drugius pagautus per Kalėdas, per naujus metus. Nuo šiemet drugių nepagausiu. Šaltis kaip reikiant spaudžia. Ir mano nuomonė, šiemet turėtų būti šalta žiema, kadangi paukščiai, šiauriečiai skrido ir praskrido pro Lietuvą tolyn į pietus. O pas mus liko tik tai vietiniai gyventojai. Ir prisitaikė jie prie tų gyvenimo sąlygų, kad ir šaltis spaus, kad ir sniego daug bus, vis tie gyvūnai išgyvens. Sunkiau kurapkėlėm, kuriem, kai sako, reikalinga, kad sniego danga būtų plona, nes kitaip nedasikapsto. Na, o stirnos, tai suras maisto, kadangi jos skabo šakutes. Šakutes ir ne visuomet. Suvalkijoje, pavyzdžiui, jos šakučių ten turi mažai, juk Suvalkijoje tai miškų nedaug. Štai kodėl Suvalkijoje mes galim pamatyti po 20, po 30 stirnų susirinkusių ant lauko ir lauke kapsto su savo kanopėlėmis sniegą, iš po sniego kapsto želmenis ir ten savo gyvena. Ir patogu joms, kodėl? 30, 20, 15 ar kiek tų stirnų bebūtų, bet jos tai atsargesnės, o iš kitos pusės tenai labai toli matosi viskas aplinkui. Beje, tokiose vietose ir kiškučiai atleikina. Kiškučiai atbėga ir želmenis iškapstytą stirnų graužia savo. Ir ne tik tai kiškučiai, ir kurapkos taip pat atbėga, ir joms želmenėliai labai tinka. Jūs matot, kaip vienas gyvūnas padeda kitam mūsų sunkios žiemos atveju. Na, o miške stirniukės prisitaikė, kaip sakiau, gyventi misdamos šakutėmis. Bet jūs pažiūrėkit, kaip jos prisitaikė kitaip. Juk stirnų kailiai tai dabar šviesus, tankus ir svarbiausia, labai blogai laikosi jų šeriai. Tie šereliai, kurie dengia stirnos odą, yra tokie netvirti, kad paimk kuokštą, pačiupk ir išpeši kaip niekur nieko. O kam tas reikalinga? Irgi prisitaikymas ir labai geras prisitaikymas. O kodėl? Jūs įsivaizduokit, pagrindinis priešas stirnos tai yra vilkas. Ir vilkas, čiupdamas stirną, jisai, aišku, čiumpa pirmiausia, tai vat būtent tą kailį jos. Ir gauna visą kuokštą jos plaukų, o stirna spėja pabėgti. Va štai kodėl elniniai žvėrys Lietuvoje gyvenantis nuo seno, ir briedis, ir elnias, ir stirna turi labai nepatvarų tą plaukų dangą, labai nepatvarę. Na, o beje, netgi kiškis ir lygiai taip pat prisitaikęs. Juk kodėl kiškio kailis toks, kaip sako, blogas, jo apykaklės žmonės iš jo kailio nedaro. Nes jisai būtent toks ir yra, kad ten irgi paimk ir kuokštą išpeši kaip niekur nieko. Tuo tarpu kaip triušis, kuris yra pietietis, toliai pietuose gyvenantis, jo kailis yra visai kitoks. Mėly televizijos žiūrovai, kiekvienas kanopinis dabar žvėrelis savai prisitaikė. Ir žiūrėkit stirną. Stirna miške graužia savo šakutes, o vakare eina gult. Ir eina gult, jos būrelis laikosi, vat ir miškinės stirnos, po 3, po 4, retkarčiais po 5, bet guldamos jos prakapsto sniegą tiek, kad jos gulia tiesiog ant plikos žemės.
Jeigu jos neprakapstytų sniego ir gulėtų tiesiog ant sniego, kaip pavyzdžiui, kaip kad briedis, tai jos gautų plaučių uždegimą, nes jų plaukų danga yra per silpna. Ir sniegas tirpdamas, kaip sakant, atšaldytų jų ir daugelis stirnų, ypač giliomis žiemomis, o mes giliomis žiemomis sakome, kada sniego danga yra storutėlė, tai tada jos labai dažnai suserga plaučių uždegimu ir po šaltos žiemos tokios snieguotos mes stirnų daug prarandame. Beje, dabar žiemos vidury stirnos, elniai, briedžiai meta ragus ir lieka beragiai tiek patelės, tiek ir patinai. Na, o pavasario pradės jam augti, šitie ragai išaugs ilgi, dar gražesni, kaip pereitais metais. Juk elnių ragai kasmet vis gražesni iki pilnos brandos ir pilnai subrendę elniai būna patys gražiausi, pačiais gražiausiais ragais. O vėliau į senatvę, į senatvę vėl ragai pradeda degeneruoti. Mieli televizijų žiūrovai, mes turime Lietuvoje elnius. Mūsų elniai puikiai prisitaikė prie tų sąlygų. Ir Lietuvoje dabar elnių mes turime žymiai daugiau kaip kad anksčiau. Kodėl? Žiūrėkit, briedžių sumažėjo. Labai sumažėjo. Brakonieriai pasistengė, kad briedžių beveik neliktų. Ir daugelį miškų, kurie aš dabar šiemet ir pereitais metais vaikščiojau, briedžio pėdsakų beveik nerandi. Nes briedis atsargus. Jį išvaryti iš tankumyno palyginti nesunku. O tuo tarpu elnias prisitaikė prie mūsų naujų gyvenimo sąlygų. Elniai sulenda į tankumyną ir elniai maitinasi ne tik šakutėmis, bet jie ir skabo žievę. Tiesiog lupa žievę savo dantimis ir kartais taip nugremžia uosiukus ir kai kurios kitus medžius, kad tiesiog dryžiai balti net šviečia iš tolo, ten, kur elniai maitinosi. Kai tuo tarpu briedžiai laužo šakutes. Juk briedis tai tikrumoje yra taigos gyventojas, tai yra šiaurės gyventojas. Ir pas mus jisai prisitaikęs misti pušų šakutėmis, dažniausiai. Aišku, ir taip pat ir šakutės, ir pagraužiai, ir lapuočių. O štai Danielis yra pietietis, Danielis yra gležnas padarėlis. Jisai kilęs iš Azijos, iš pietryčių Azijos, iš lapuočių miškų. Ir jo už tai ir kailis kitoks, ir netoks kaip mūsų stirnoje ar mūsų tauriųjų elnių. Jisai ir dėmėtas todėl, kad būtent lapuočių miške tie saulės zuikučiai ir slepia Danielį nuo priešų. Ir jo kailis ir žiemą būna netoks kaip mūsų elnių. Jisai yra tvirtesnis. Ne taip lengvai, kaip sako, trupa jo plaukai. Taip, kad, mėly televizijos žiūrovai, kiekvienas mūsų elninis žvėris savai prisitaikė prie tų gyvenimo sąlygų. Žiūrėkit, rudenį elniai rujojo. Oi, kaip jie baubė, susibūrė, kaip jie daužydavosi ragais. Kovodavo dažniausiai vienodo pajėgumo patinai. Silpnesni, jaunesni kautynėse nedalyvauja. Bet žiūrėkite, nors jie kovoja labai, atrodo, grumtynės iš paskutiniųjų kovoja, bet vienas kito dažniausiai nesužeidžia. Taip jau sudaryti jų ragai. Elniai galingiausi surinka didžiausią haremą patelių. Tai natūralu, lieka stipriausi palikuonys. Na, o žiemą kautynių nebėra ir buvę priešininkai
draugiškai sugyvena tarpusavyje tiek patinai, tiek patelės, tiek ir jauni elniukai. Ir būryje, būtent būryje, jie geriausiai jaučiasi, nes būrys visuomet lengviau išvengs pavojų. Jie tam prisitaikė. O kaip prisitaikė? Jų uoslė fantastiškai gera. Elniniai žvėrys turi pačią geriausią uoslę. Galbūt konkurentas jiem tik tai šernas. Šerno uoslė irgi labai jau puikiai. Ir klausa beje. Ir šerno, ir elnio labai jau gera. Medžiotojai sako, kad šernas ar elnias gali išgirsti krentantį plauką. Galbūt čianai juokai juokais, tačiau tikrai ir klausa elnių labai jau puikiai. Dar beje, pažiūrėkite, elniai gali ausis nukreipti. Tai į vieną pusę, tai į kitą pusę, kaip kokie radarai. Jie gaudo ypač žemuosius garsus, tuos garsus, kuriuos sukelia bėgantis vilkas. Vilkas bėgdamas sniegu, jisai kažką tai šiugždena. O tas būtent kaip tik tai garsas ir lengviausiai pagaunamas šitomis nuostabiai didelėmis elnių ausimis. Beje, jie labai gerai prisitaikė ir matyti. Ir mato jie labai gerai ne tik tai priekį, bet ir į šonus. Vadinasi, iš kur priešas neitų, vis tiek jisai bus pamatytas. Elninius žvėris, ar stirnas, ar elnius, mes galime lengviausiai pamatyti kažkur tai prie upelių. Juk čianai daugiausia karklų, o karklai kaip tik ir yra mėgstamas elninių maistas žiemą. O aišku savaime, kad ir mums būtų labai įdomu pažiūrėti iš arti kažkur tai einančius stirnas ar elnius. Apsiaukime ilgus guminius batus ir pakeliaukime į gamtą. Ir patikėkim, kad mes iš pėdsakų galėsim atspėti, ką veikia žvėrys. O pėdsakai, tai kaip baltoje knygoje, viską palieka. Mes tik tai išmokim skaityti tuos pėdsakus. Kaip atrodo stirnos pėdsakai, kaip elnio, kaip briedžio ar šerno. Žiema tai yra gamtos baltoji knyga. Ir visai nesvarbu, jeigu jūs miške užkluptų pūga. Miške pūga nebaisi. Ji baisi nebent tik tai atviroje vietovėje. O miške netgi įdomu. Mane šį pūga kaip tik buvo užklupusi miške ir pasakysiu, kad buvo labai smagu netgi pajusti šitos vėjo gūsius. Mėly televizijos žiūrovai, nežinau, kokia tikrumoji bus mūsų šį žiemą, bet žinau, kad gyvūnams ar šiaip ar taip žiema yra sunkus metas. O mums šventės, juk naujieji metai šventė mums yra tikrai, nes kiti metai turi būti visuomet laimingesni už buvusius metus. Lai jie būna sėkmingesni ir mūsų šitiems raguočiams, mūsų elniams, stirnams, nes juk būtent ateinantieji metai tai raguočių metai, ožkos metai. Ir lai būna nesnieguota, negili žiema mūsų šitiems žvėreliams, o tuo pačiu ir mums ne pro šalį. Laimingų naujųjų metų jums, mėly televizijos žiūrovai. Iki susitikimo kitą kartą.